Sveiki visi Ecolor nariai. Čia vėl Robertas ir dabar mes pakalbėsime truputį apie UV tekstūras. UV textures vadinasi. Visą tai, kas yra, aš to jau su jums papasakosiu. Sudarome 3D langą ir susikūrėme, tarkim, kokią nors objektą. Iš pradžių susikūrėme cilindrą, dėžutę, na ir sferą galime sakyti. Turime 3 tipų objektus, tai yra cilindras, dėžė, box ir mūsų sfera. Dabar mes norime jam uždėti, tarkim, kokią nors spalvą arba tekstūrą. Mes iš karto spaudžiame raidę M, atsidaro Material Editorius ir galime pasirinkti, tarkim, kurią norime spalvą, tarkim, raudona, čia bus žalia, čia bus geltona, kaip Lietuvos vėliava. Ir pasirinkę tam tikrą objektą, mes uždedam šitą materialą. Štai. Paspaudus renderinimą mums išmeta surenderintus 3 objektus be tekstūrų. Taigi, kaip uždėti tekstūras, kad atrodytų mūsų objektai tikroviškiau. Tekstūros dedamos yra ant kvadratėlių vadinami polygons. Paspaudžiame F4 ir mes matome įsijungia linijų daviklis, kuris rodo mums poligonus. Dėžė sudaryta iš 4 poligonų, iš senelių. Sfera sudaryta iš tiek, kiek parašyta čia, iš 32 poligonų, o šis sudarytas iš 18 plus 5 poligonų. Taigi ant tų poligonų yra dedama tekstūra. Tarkim, mes norime uždėti tekstūrą ant sferos. Paspaudžiame M, atsidaro mūsų Material Editorius ir vietoj raudonos mūsų uždedam tekstūrą. Pasirenkam Diffuse. Prie Diffuse panelės paspaudžiame Arc and Design ir spaudžiame ir pasirenkame Architectural. Ir prie Diffuse Color mes pasirenkam šį mygtuką ir mes nukeliausime tiesiai prie paveikslėlio kelio, kurį mes turėsime nurodyti. Čia, prašau, nerodo mums Diffuse Map. Spaudžiame Bitmap ir nusikeliame savo tekstūrą čia. Bus plytos Open. Ir kad mums rodytų tekstūras, turime paspausti šį kvadratėlį, kad Show Shaded Material in Viewport. Paspaudžiame F4, kad nesimatytų mums poligonų. Štai mūsų tekstūra. Pabandome surenderinti ir mums tekstūra užsideda gana neblogai. Aišku, iš karto klausimas kyla, kaip mums reikia padaryti, kad tekstūra būtų ant vieno objekto, tarkim, sumažinta arba padidinta. Mes jos negalime niekaip nepadidinti, nes didinant objektą, tekstūra didinasi kartu su juo. Taigi pasirenkam mūsų objektą ir spaudžiam Modify panelyje UVW Pasirenkam ir čia yra mūsų parametrai, tos tekstūros, kaip mes ją norime redaguoti. Yra cilindrinis matavimas, sferinis matavimas, shrink wrap matavimas, box dėžiai, skirtas dėžiai ir face, tai yra deda tekstūrą būtent ant tų poligonų. Tai mums patogiausia yra pasirinkti sferį, nes čia yra sferinis ir galime paprasčiausiai mes šitą visą tekstūrą vartyti taip, kaip mums patinka. Galime uždėti ant dėžės taip pat. Paspaudžiame tekstūrą, pasirinkam. Štai. Bet kartais mūsų dėžė būna kreiva ir netokia jau graži kaip kvadratas, nes 3D grafikoje yra įvairių formų. Tarkim, mes ją iškreipiam šitaip ir tarkim, mes norim padaryti štai čia kokį nors dar vieną kvadratą ir ekstrudinti.
Dabar mūsų kvadratas yra tikrai negražus, kaip mes norime ją sutvarkyti tekstūrą, tai spaudžiame vėl UV map. Ir pasirenkam box. Ir matome, mūsų tekstūra užsidėjo ant kiekvieno objekto kaip kvadrato formos parametras. Taip pat galime uždėti ir ant cilindro. Uždėtam cilindrą. Matome, kad mūsų viršūnė cilindro yra nesutekstūrinta. Pasirenkam UV map, pasirenkam cylindrical. Geriausia yra naudoti box, nes cylindrical jis netraktuoja viršaus kaip tekstūros. Na va, ir mūsų tekstūros yra sutvarkytos. Tai štai ką daro UV map. Kitoje pamokoje mes mokysime, kaip reikia kirpti modelį, nes, tarkim, trimačiam charakteriui mes neuždėsime tekstūros kaip dėžės, sferos ar cilindro. Mes turėsime jį iškirpti ir uždėti tekstūrą ant iškirptos UV tos platformos.